Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslo centras – tai viena didžiausių ir ambicingiausių Lietuvos mokslo tyrimo bazių. Naujai pastatyto komplekso plotas yra 27 000 kvadratinių metrų. Mokslo centre vienu metu tyrimus galės atlikti virš 700 mokslininkų ir studentų. Mokslo centro statyboms skirta 38 milijonai eurų, 31 milijonas eurų moksliniai įrangai. Šio unikalaus statinio statybos darbus vykdė UAB Hidrostatyba kartu su jungtinės veiklos partnerių laboratorijų įrengimui UAB FIMA. Mokslo centro kompleksą sudaro 5 modernaus architektūrinio sprendimo korpusai. Statinių fasade dominuoja korio ornamentai. Korio motyvas pritaikytas tiek bendram statinio fasadui, tiek stiklo fasadui. Korio ornamento fasado plotas yra 5562 kvadratiniai metrai. Stiklo fasado plotas – 12 090 kvadratinių metrų. Išskirtinis statinio fasadas ir bendri statybos darbai buvo įgyvendinti naudojant naujausias technologijas ir ilgametę statybos patirtį. Pastato įėjimo holas su laukiamosiomis susitikimų vietomis, informacijos centru, konferencijų sale, kavine sukuria gyvą reprezentacinę erdvę. Šio 5 aukštų statinio erdvės suskirstytos į laboratorinius mokslinius korpusus ir reprezentacinės erdves. Moksliniuose korpusuose įsikurs Vilniaus universiteto, fizinių ir technologijos mokslų centro, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, administracijos ir laboratorijos. Kiekvienos institucijos darbo erdvės išskirtos atskiras spalva dažytomis durimis. Į skirtingus pastato aukštus gabens 7 keleiviniai ir 1 nestandartinis krovininis liftas. Visas pastatas rakinamas vieno rakto sistema. Todėl skirtingai programuojamais raktais galės būti atrakinamos visos arba tik tam tikros grupės durys. Mokslo centre veiks 358 maksimaliai izoliuotos nuo aplinkos poveikio mokslinės laboratorijos. 9 iš jų įdiegta švarių patalpų sistema. Tokiai sudėtingai sistemai įgyvendinti įrengta 150 vienetų oro traukos spintų, 14 vienetų itin didelio galingumo vėdinimo kamerų. 7 laboratorijose įdiegta elektromagnetinį spinduliavimą metaliniais lakštais sulaikanti sistema. Kitose laboratorijose antistatinės dangos sistema, įrengta beaidė kamera, kurios sienos, grindys ir lubos sumontuotos iš mikrobangų piramidinių sugeriklių, grindys išklotos metaliniais lakštais. Pastate veikia vietinė vandens tiekimo ir gryninimo sistema, kuri laboratorijas aprūpina švariu deionizuotu vandeniu. Į visas laboratorijas tiekiamos 24 rūšių technologinės dujos. Generalinis objekto statytojas UAB Hidrostatyba savo lėšomis įrengė ir padovanojo užsakovui modernę konferencijų salę. Itin modernioje salėje įrengta akustinė siena, dekoratyvus apšvietimas, projektoriai ir užuolaidos, sulaikančios triukšmą ir saulės spindulius. Pastato sudėtingumą iliustruoja BMS procesorių valdymo įranga, užimanti 1600 kvadratinių metrų. Patalpų vėdinimui skirti oro tiekimo ir šalinimo įrenginiai su šilumos rekuperatoriais siekia iki 85% šilumos atgavimo efektyvumo. Šalia komplekso darbuotojų ir studentų patogumui įrengta 302 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, kurios fasade atkartojami korio elementai. Nacionalinis fizinių ir technologijų mokslo centras sujungia Vilniaus tiksliųjų mokslų pajėgas ir kuria galimybės įgyvendinti pokyčius moksliniuose tyrimuose, efektyviai bendradarbiauti mokslo ir verslo institucijoms, kokybiškai organizuoti studijas. Mokslininkai dirbantis lazerių, šviesos technologijų, medžiagotyros, nanotechnologijų, puslaidininkių fizikos ir elektronikos srityse turės aukščiausio lygio technologinės galimybės, kurios leis konkuruoti pasauliniu mastu.